Varėm pasižiūrėti vienos gražiausių, turbūt didžiausių šventyklų Uluvatų. Tai čia yra uola, netoli tos šventyklos. Nu, gražus vaizdas labai. Kiek valytojų šluoja kelią. Nu, ne, ten ir pati šventykla, ten buvo tik tai prieigas. Dar pamiršau pasakyti, kad duoda ir tokius apsiviniuot aplink juosmenį sijonus, kad galėtum įeiti į šventyklą. Tai duoda ir vyram, ir moteriam. Varguolių takas daugmaž toks, o normalus, kur turi babkę, tokiuose gyvena. Turbūt prie jūros net nelabai eina. Baseinų turi. Mes einam prie jūros. Kavinės kainos ir štai kavinė. Va. Gal ant taip ir atrodo, bet vaizdelis pro ją normalus. Hello. O taip va gali kavą gerti. Tokios vietos, tai kad turistų neveža čia autobusais. Ir gali savo biškį laisviau būti paplūdimy. Tos vietos nėra labai užslaptintos. Tiesiog Google pasižiūri ir rodo, kur yra tie bičiai. Tik tai reikia varyti ne į tokius populiarius ir atrasti tokį prieimą, kad galva nusisukt, bet už tai vienas galėsi būti paplūdimy. O taip va mes atrodom išlindę iš džiunglių. Nu, galim pasidžiaugti, kad Lietuvoje tikrai mažiau šiukšlių. Pirkasi tai žiūri krikščioniškai ir pasitvarka. Suskilus gelda. Laiva transas turbūt. Apibaisiai atrodo. Parduotuvė beveik Maxima. Tik tiek, kad turi jie dar ir benziną. Va, benzinas kaip sugraduotas. Didelis baibokas. Eina savo. Dabar gal palaukti aplink. Normaliai norint patekti į paplūdimį, reikia babkes mokėti. Tai dabar į šitą, kur einam, mokėjom 16 000, o vakar, kur buvom užsukę, ten kur daug žmonių, pantai, kažkoks tai sumokėjom 30 000. Tai realiai čia šitoj vietoj už 40 000 gali sočiai pavalgyti dviesi. Tai daugmaž šitaip. Nu, einam pasižiūrėsim, kas čia įspūdinė. Toks paplūdimys. Va toks. Nu, nelipsim žemėn. Pasižiūrėsim iš viršaus, kaip atrodo paplūdimys. Nes jeigu nori maudytis, tai per tuos rifukus reikės brist. Tai biški per sudėtingas momentas. Tai gal kitą sykį.
prie didžiojo Ozyrą Makentaušo. Kažkoks You like liver? What? You like liver? Chicken liver? Yeah. Ya. 3, 8, 16, 17, ya.